Šiandien 2026 metai, birželio 8 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontržvalgybą kanalą. Visas šitas spektaklis, kuris buvo surinktas savaitgalį, kuris tęsis toliau, jisai buvo surinktas tik tam, kad kai kurie pasakytų taip, valdžios vadelis grįžtų į konservatorių rankas, o aš, kadangi mėgstu žiūrėti giliau, pažvelgti giliau, pasikapstyti, pasakysiu tai, kad tos valdžios vadelės sugrįžtų į interesų grupės rankas. Taigi, kas įvyko, kas darosi? Mūsų valdžia nesprendžia problemų. Jos tik imituoja, kad tas problemas sprendžia. Aš paprašiau šiandien dirbtinio intelekto, kad man pasakytų, kokios Lietuvoje šiuo metu yra svarbiausios problemos. Ir jis jas išmetė. Aišku, ne visas, aš pridursiu kai kurias iš savo supratimo ir suvokimo, bet prieš tai pasakysiu ir paskaitysiu, kągi pasakė dirbtinis intelektas. Tai pirmas dalykas, jisai paminėjo tai, kad yra problema ir labai didelis iššūkis Lietuvai, tai demografija ir gimstamumas. Tai sako, kad gimsta mažai žmonių, mažai lietuvių, bet pensininkais tampa vis daugiau ir daugiau. Lietuviai sensta. Jiems reikia mokėti pensijas, jiems reikia mokėti už vaistus, juos reikia prižiūrėti, juos reikia gydyti, o pinigų neužtenka, nes nėra kam dirbti ir kuo toliau, ir tų darbuotojų bus mažiau, o kadangi dar daugelis nusispjauna į šitą tvarką, kas darosi Lietuvoje ir išvyksta gyventi ir dirbti į užsienio valstybės, tai lietuvių dar mažėja. Štai jisai ir nurodo šitą problemą – gimstamumo. Nacionalinio saugumo kita problema, tai mes patys matome tai, kad kaip ten bebūtų, bet grėsmė, karo grėsmė, ji yra. Bus jisai ar nebus, aš tai manau, kad mažai tikėtina, tačiau ruoštis jam mūsų kariuomenė mes patys privalom. Ir tam reikia skirti daug pinigų ir jų yra skiriama daug pinigų, bet dirbtinis intelektas iš karto pabrėžia, o iš kurgi juos gauti tuos pinigus, juk jie nekrenta šiaip sau iš dangaus, juk nėra dėdės, kuris dovanoja tuos pinigus. Reikia apmokestinti, reikia didinti mokesčius ir reikia imti iš gyventojų, iš tų matyti pensininkų daugumos. Kitas dalykas, Lietuva susiduria su kitomis grėsmėmis kaip hibridinėmis atakomis, dezinformacijos skleidimu. Viduje vyksta nesutarimai, atskirų stovyklų skaldymasis į vieną ir kitą pusę, ginčiai vos neperinantis į muštynės, o faktiškai jau tos muštynės vyksta socialiniuose tinkluose. Tai yra nacionalinio saugumo klausimai ir jie labai yra aktualūs ir svarbus. Sveikatos apsauga. Sveikatos apsaugoje problemų yra ne ką mažiau. Pavyzdžiui, aš naudoju vaistus nuo kraujospūdžio. Ir man reikia išsirašyti tuos vaistus kas pusę metų. Tai aš kiekvieną kas pusę metų turiu važiuoti pas šeimos gydytoją, registruotis prieš savaitę ir užsiregistruoti, tada važiuoti, pasirodyti ir man tenais pasako, gerai, jūs rytoj arba šiandien vakare galėsite jau nusipirkti vaistų, nes aš juos išrašysiu. Tai čia dar nieko, bet šita procedūra jų galėtų ir jos nebūti, galėtų paprasčiausiai suėjo tas laikas ir jeigu nėra gydytojo kitų nurodymų, tai aš nuvažiuoju tą vaistinę ir pasiimu tuos vaistus ir viskas susitvarko ir viskas būna normalu. Bet dar viena problema. Pavyzdžiui, gydytojas nustatė man tokią ligą kaip rožinė, išrašė visokių kremukų, visokių vaistukų, kremų pagrindų ir aš juos naudoju ir jie man padeda. Tai yra receptiniai, tai aš negaliu nuvažiuoti nusipirkti, man reikia būtinai eiti pas gydytoją.
Tačiau liga nustatyta ir nustatyta ne vieno gydytojo ir jinai yra ne iš karto atsiradusi, jau yra keletą metų ir aš nuvažiuoju į vaistinę, sakau, va žiūrėkit, taip ir taip, sveikatoj yra viskas pažymėta, galbūt man parduokite tokį kremuką. Ir mane pasiunčia ant 4 ar ant 3 raidžių. Kuo toliau? Tada aš nuvažiuoju į tą kliniką, kur einu į privačią, ne pas šeimos gydytoją, ne į kliniką, bet ten važiuoju, nes man reikia kuo greičiau gauti. Ir aš sakau, žiūrėkite, prieš metus aš pas jūs buvau. Prieš metus mokėjau tenais 90 eurų ir man išrašė vaistų, apžiūrėjo, nustatė, kas yra ir taip toliau panašiai. Jūs, reiškia, turite visus mano duomenis. Išrašykite man tą suknistą receptą. Ne. Mes negalim išrašyti. Jūs turit užsiregistruoti pas mus, atvažiuoti, vėl sumokėti ar 70 ar 90 eurų, vėl gydytojas pasižiūrės, per 1 minutę išrašys jums tuos receptus, jūs atsiskaitysit ir už 3 minučių būsite laisvi. Turiu važiuoti. O jeigu aš noriu patekti pas gydytoją kitokiu būdu, tai man reikia laukti mėnesį, 2, 3, tai ta rožinė ir mane pribaigtų, kur aš belaukščiau. Taigi čia irgi yra problemų. Problemų, sako, yra dirbtinis intelektas ir švietimo sistemoje. Ar čia aš savo pridursiu, pagrindinė yra problema tame, kad čia yra skleidžiamos jaunimui, jauniems žmonėms, jie faktiškai yra nuodijama genderizmo ideologija. O iš tikrųjų mums reikia vystyti, reikia plėsti patriotizmo ideologiją, patriotizmo idėjas, kad žmonės mylėtų savo tėvynę, žinotų, kad yra tokia tauta, kad yra tokia Lietuva, kad yra tokia valstybė, kad yra tokia teritorija labai graži, labai smagi, kad yra daug gėlo vandens, ežerai, miškai ir taip toliau ir panašiai. Ir jie šitą kraštą mylėtų ir gintų, imtųsi labai realių darbų tam, kad apgintų nuo išorės grėsmių. O taip pat yra kainų augimas. Jau daugelis net juokiasi, kad tuoj mes visoje Europoje aplenksime visas valstybės savo kainų augimu. Aukščiausios kainos. Jeigu anksčiau išvažiuodavau, pavyzdžiui, savaitę nusipirkti maisto, tai išleisdavau kažkur tai apie 80, iki 100 eurų ir nedaugiau. Dabargi be 150, be 200 net nebandyk važiuoti. Neužteks. Infliacija ėda, kainos auga ir taip toliau. Ir kita situacija yra tokia, kad korupcija, baisi sisteminė korupcija pasienyje atskleidė, įsivėlė ir tenais pareigūnai ir vienos institucijos, ir kitos institucijos, sisteminė korupcija augalininkystėje, milijonai skirti kyšiams, 8 kilogramų aukso, sprogmenys ir taip toliau. Sisteminė korupcija, kurią įsivėlė galimai politikai vienur ir kitur. Toliau problema, nuteka informacija, siurbėja kažkas, tai savinasi kažkas, tai mes nežinom nei kas, nei kur, nei kiek, jau dabar nauja informacija, tai kad dar daugiau informacijos nusiurbė iš kitų institucijų, kur, kas, kaip yra, velniai žino, niekas nesupranta, kas darosi, kas vyksta ir taip toliau. Keliai, apie juos net nesinori kalbėti, jeigu anksčiau mes didžiavome savo keliais, lygindami juos su Latvija, kur buvo labai blogi, su Lenkija, iš viso tenais buvo šlykštus, sunkiai pravažiuojami keliai. Tai dabar mums patiems yra didelė gėda, kai atvažiuoja iš Lenkijos, įvažiuoja į Lietuvą, tai kažkokia tai provincija. Ir apšvietimo nėra, ir keliai skylėti, ir važiuoti greitai negali, ir taip toliau, ir panašiai. Ir kokie sprendimai mūsų valdytojai, tie, kurie turi valdžią, kurie rinkėjai patikėjo, mes patikėjom jiems valdžią, sakom, imkit ir darykit, nes jūsgi pažadėjot spręsti tas problemas ir visa kita, ir jie ėmėsi jas spręsti.
Tai pirmas dalykas - nusprendė pakeisti valdančią koaliciją, nes ji netinkama. Antras dalykas - keisti vyriausybę, nes nekompetentinga, nu ir kas su tuo gali nesutikti. Trečias dalykas - reikia programą naują ruošti, reikia uždavinius naujus kelti, jau tie, kurie buvo iškelti, o nei jie įgyvendinti, nei jie padaryti, bet jau neturi reikšmės. Jie bus nurašyti, ateis kiti, surašys kitus, a žmonių atmintis labai trumpa. Jie užmirš po metų ir po 2, jie vėl bėgs balsuoti už tuos pačius pažadukus ir ne už ką. Ir štai problemos sprendimas. Aš sakyčiau, kad priežastis valdančiųjų griuvimo, vyriausybės keitimo, ministrų keitimo, ministrės pirmininkės būtų tai, kad jie nesugeba daryti darbų. Taip, jų kompetencija yra žema. Stokoja jie beveik visi, bet ar ateisgi tie, kurie nestokoja? Jūs galvojate, kad ateis kažkokie tai wunderkindai, ekspertai, ims ir jas išspręs? Aš galiu jums pasakyti, kad nė velnio. Jiegi mąsto kitaip. Jiegi daro šitus žingsnius ne tam, kad sukurti planus, naujus programas, imtųsi jas įgyvendinti tas problemas, o tam, kad atsisakytų savo vieno koalicijos nario, Nemuno aušros. Ir sako, štai pagaliau išmesim Nemuno aušrą iš valdančiųjų ir tada sužydės gėlės kieme. Ir bus gerovės valstybė. Ir problemos pačios išsispręs. Ir nieko daugiau nereikia. Ir kaip jie priėmė tokį sprendimą, tai iš tikrųjų ir konservatorių partijoje, ir medijos partijoje, ir tokutukų visi tiesiog džiaugiasi ir trykšto iš džiaugsmo, kad pagaliau. Bet, kada kalba apie naują premjerą, mes turim šitą gerai suvokti, kuris bus, tai bus galimai Sinkevičius, tai jau jūs patys matot, kad jis yra pažeidžiamas, jis jau yra pakabintas, jis jau yra kontroliuojamas. Jis buvo valkiojamas po žemę, jam buvo iškeltos baudžiamos bylos, jo reputacija buvo ir skambėjo viešoje erdvėje ne iš gerosios pusės ir taip toliau, ir dabar jisai statomas. Ir to kaip susidaro įspūdis, kad pas mus būtinai premjeras turi būti tas, kuris arba nieko nesupranta, arba tas, kuris supranta, bet yra priklausomas, pažeidžiamas, kad jeigu nutrūks nuo grandinės, tai bus galima labai greitai jį sunaikinti. Ne fiziškai, bet ir reputaciškai, taip kaip pasielgė ir su kitais. Dabargi einam toliau. O kasgi pasikeis po visų šitų pakeitimų? Kardinalių. Dabargi vyks čia iš tikrųjų ne vieną mėnesį, ne 2, ir dar vyks, koks šurmulys dėl vieno ar kito ministro, tai buvo anksčiau. Bet kas iš esmės įvyks, kas pasidarys, ir mano teiginys yra štai toks. Kaip anksčiau buvo vykdoma, taip ir toliau bus vykdoma konservatorių politika. O kokia jinai yra? O jos pagrindinė, principinė veikla yra tokia - aptarnauti interesų grupę. Ta, kuri veikia nuo Dalios Grybauskaitės laikų. Aptarnauti. Daryti viską, kad ji būtų patenkinta. Daryti viską, kad jos poreikiai būtų patenkinti. Taigi, ką mes matysim? Nei užsienio politikoje, nei energetikoje, nei žurnalistikoje, medijoje, LRT, neįvyks jokių pasikeitimų. Tie patys žmonės liko ten, kur buvo ir anksčiau. Aš apie tai kalbėjau, buvo surinkta mano laida, kad kova, kuri buvo vedama tik kelių žmonių, jinai faktiškai yra pralaimėta. O dabar jau yra ir galutinai padėtas taškas ir fiksuojama, dokumentuojama visur kitur, kad kovos nėra. Ir tada jinai jau buvo pralaimėta. Ir tada nieko negalėjo padaryti. Ir dabar tuo labiau nieko negalės padaryti. Šitose pagrindinėse srityse - energetikoje, medijoje, krašto apsaugos, ten, kur milijardinės sumos pinigų, ten, kur galima plauti žmonėms smegenėlės ir taip toliau,
nieko nepasikeis. Viskas kaip vyko, taip ir vyks. O kaipgi toliau? Kas yra įdomu ir ką čia norėčiau dar pabrėžti, tai kad, pavyzdžiui, vakarų pasaulyje, Europoje, tos pačioje Jungtinėse Amerikos valstijose jau rinkėjai patys keičia ideologiją. Ta ideologija, kuri buvo, tai woke, genderizmo ideologija, žalio klimato kaitos, žaliosios ekonomikos, perteklinės tokie reikalavimai, kovos su tarša ten ir taip toliau, pertekliniai, pabrėžiu šitą savo žodį, reikalavimai, jie jau rinkėjus nusibodo, rinkėjai pamatė, kad jie naudos neduoda, o tik neša žalą, rinkėjai suprato, kad jie eina klaidingu keliu ir rinkėjai jau pradeda balsuoti už kitas. Ir kai kuriuose balsuoja už radikalius dešiniuosius, kitur už dešiniuosius, bet ne tame esmė. Jie balsuoja jau už kitus, už kitą politiką, o ne šią. Jie nori susigrąžinti normalų gyvenimą, jie nori tai, kad būtų vertybė šeima, ugdoma, auginami vaikučiai, taip toliau, religija, kad jų interesai, saugumas būtų apgintas ir jie patys, jų gyvenimas, pajamos ir visa kita būtų apsaugoti ir didėtų ir taip toliau. Taigi, o mūsų politikai, nežiūrinti tą tendenciją, kuri faktiškai jau yra matoma, ir jinai vyksta, ir jinai niekur nedings, nes tai yra objektyvios priežastys tam keistis, mūsų politikai vis dar žengia tą leftistinę, radikalią kairiųjų kryptimi. Ir kas tai rodo? Socialdemokratai faktiškai suleftėjo. Dabar perimta valdžia yra leftistinė. Ir jie balsuos taip, kaip balsuoja konservatoriai, kaip balsuoja liberalų sąjūdis. Jų yra dauguma. Seime dabar susidaro didžioji dauguma, konstitucinė dauguma. Pasakykime netgi taip, tai konservatoriai, liberalų sąjūdis ir be abejo socialdemokratai. Tai leftistinė kryptis. Vardan Lietuvos, kita, kuri prisideda prie visų šitų, išėjus Skverneliui labai ryškiai sužydėjo savo ideologiją, iškėlė ideologinę savo vėliavą ir parodė, už kągi jinai yra. Jų laikinasis vadovas, pirmininkas Sinkevičius kitas, jisai sakė, kad reikia būtinai žalią ekonomiką gyvendinti, kovoti su klimato kaita, skirti tam milijardus eurų, nes taigi yra verslas ir taip toliau. Ir visą tą leftistinę ideologiją, tas leftistinės mintis, tas žalingas mintis ekonomikoje jisai traukia ir reikalauja, kad būtų įgyvendinti Lietuvoje. Taigi leftizmas Lietuvoje laimė, nežiūrinti tai, kad vakarų pasaulyje vyksta objektyvūs pokyčiai į dešinę pusę, į normalų ir taip toliau. Taigi, kas toliau dominuos? Kokia toliau bus situacija? Tam, kad būtų širma reikalinga, kad pro ją niekas nesimatytų, kad būtų apie tai tik kalbama ir dėl to kovojama, tai bus ta vadinama woke, leftistinė ideologija stipriai stumiama į priekį. Kas prieštaraus jai, tai ideologijai, tas bus niekinamas, tas bus cancelinimas, kaip jie sako, naikinamas, trinamas, ištrinamas ir taip toliau ir panašiai. Visas šitas mūšis, šita ideologija reikalinga vien tik tam, kad būtų širma, kad paskleistų dūmus ir por juos nematytų, kaip ir kur vyksta tie rimti ir tikri darbai, interesų grupės. Toliau bus įgyvendinama žalioji ekonomika, jinai labai gerai padeda kovoti su šitos ideologijos arba tos interesų grupės priešais, kurie balsą kelia, verslas ypatingai, juos galima nedelsiant apstatyti mokesčiais, taršos mokesčiais, reikalauti iš jų susimokėti dar daugiau, tokiu būdu atvarant juos link bankroto.
Toliau, aišku, migracijos klausimas niekur nedings. Bijau, kad vėl gali būti sakoma welcome refugee, atvažiuokite, pas mus yra laisvė, na, tik tai dabar prieš rinkimus, aišku, daugelis sakys, kad čia jie turi išmokti kalbą, jie turi padaryti tą, bet kol kas nesimato, kad būtų imtųsi labai rimtų įrankių tam, kad migracijos problemą išspręstų ir spręstų ir taip toliau. Toliau vyks įprasti dalykai, keliantys mums šiurpulį, kaip tarybiniais laikais, kaip prisimenat, kapitalizmas buvo blogis, o dabar sakys, kad tą patį. Kapitalizmas yra blogis, globalizmas yra gėris, Izraelis yra blogis, o Palestinė yra gėris. Ir vaikščios būrys žmonių su Palestinos. Aišku, aš čia hiperbolizuoju. Aišku, kad aš čia truputėlį perdedu ir akcentuoju tos dalykus, bet aš noriu parodyti jums, kas vyksta Lietuvoje. Tuo metu, kada mes matome objektyvias tendencijas, kad vyksta pokyčiai labai kardinalūs rimti vakarų pasaulyje, mes žengiame visiškai skirtingą kryptimį, bet tik tam, kad apsaugoti siaurų grupių veikiančio atskirose sferose, srityse interesus ir apginti juos, o ne tam, kad dirbtume tautai, valstybės interesams ir saugotume ją. Taigi gausi toks emocinis mano pranešimas šiandien, bet jisai nuoširdus, jisai iš širdies, nes man skauda ir jaučiu, kad jums skauda tai, kas vyksta. Čia tas. Taigi, visas šis spektaklis, kuris yra daromas dabar, jisai yra daromas vien tik tam, kad valdžios vadelis vėl atsidurtų, nors jos iš ten niekur nebuvo dingusios, bet dabar dar stipriau atsidurtų būtent interesų grupės rankose. Taigi, ačiū visiems už dėmesį, ačiū tiems, kurie išklausėte iki galo, kurie dedate patiktukus, rašote komentarus ir iki kito karto.